Nusipirkau Redmi 13 ir galiu pasakyti, šūdas. Naudojau prieš tai Redmi 9, štai jisai turi 3 kameras iš galo, o dabar nusipirkau Redmi 13. Štai jisai turi tik 2 kameras ir apšvietimą. Apšvietimą turi Redmi 9. Kame yra prikolas. Kai tu filmuoji, tarkim, stalą, iš priekio vaizdą, ne su šita kamera, kur selfius darai, o su kita. Tai žodžiu, ant Redmi 9 gali paimti plačiai vaizdą, ant Redmi 13 plačiai vaizdo jau nebepaimsi. Redmi 13 turi tik tais 2 padėtis, tai reiškia 1:1 ir dvigubai paartint. Redmi 9 turėjo 0,6+. Tai reiškia, kad gali paimti plačiai vaizdą. Redmi 13 to navaroto jau nebeturi. Pirkau telefoną vien tik dėl to, kad senas telefonas, Redmi 9, kaip matot, jis tai pritemsta, tai prigesta, ten gal reiktų kažką tai jau pakeisti. Ir šiaip pas mane jis jau 5 metai, o gal ne 5, gal 4. Žodžiu, ilgais pas mane jau. Tai esmė yra tokia, kad aš buvau jo pilnai patenkintas, bet jis pradėjo pas mane lagint, šmagint. Žinot, po kiek laiko vis tiek pradeda gliūčint. Tai esmė yra tokia, kad kamera Redmi 13 vapšė tragedija. Ir ypač šita kur selfinė. Dabar, kai yra geras apšvietimas, tai plius minus aš dar čia normaliai matausi Redmi 13. Bet kai būna labai tamsu ir kažkur tai patamsi, tai Redmi 9 žymiai geriau filmuoja selfie negu Redmi 13. Todėl, kad Redmi 13 pasidaro vaizdas visas vapšė išplaukęs ir vapšė nieko nesupranti, kas ten per monstrą stovi. Kai save pamatau, gal šitaip kaip monstras atrodo, bet kai vakar save pamačiau, tai plėt vos šoko negavau. Šiaip iš tikrųjų pirkau šitą telefoną. Net jo neįjungęs, netidaręs, ne kažką, tiesiog nuvariau. Žodžiu, Redmi 9 man visai patiko, sakau, man biški reikia, kad būtų galingesnis. Daugiau, ta prasme, atminties, biški geresnis, čia 8 GB RAM, 256 atminties. Tai žodžiu, galvau, bus geriau, bet iš kameros sprendžiu, kad vapšė gavno. Tai nežinau, kitas dalykas. Spalvos. Jeigu Redmi 9 jas rodo man gražiai, jos tokios, nežinau, ne tai kad pastelinės, bet šiaip jas yra gražios. Tai Redmi 13 vapšė ne tas. Nors nustatymus pasidarau tuos pačius. Irgi skaitimo režimas ir taip toliau. Va matot kaip Redmi 9. Tai prigesta, tai pašviesėja, tai patamsėja. Žodžiu, nesmė. Tai spalvos. Redmi 9 žymiai gražiau rodo telefonas. Kitas dalykas – garsas. Visą naktį šokone. Machui, ko reikia už pisų? Tai Redmi 9 pats garsas, kai žiūri tiktokus, šudokus arba šiaip muziką klausai, tai žymiai gražiau skamba. Tas pats ir ausiniam. Galvojau, su ausiniam bus visai kitas dalykas. Įkišau ausinės, tai galiu pasakyti, Redmi 9 žymiai geriau perduoda garsą. Žemų dažnių žymiai yra daugiau ir apskritai garsas yra, kaip čia pasakyti, aiškesnis. O Redmi 13 fufelas, vapšė, nežinau, ką ten pradėjo gaminti, bet esmė yra tokia, kad kuo toliau, tuo turėtų būti geriau, nuo 9 iki 13, tai galiu pasakyti, jeigu dabar man būtų pasirinkimas pirkti ar naują 9 ar 13, aš tikrai pirkčiau naują 9. Vienintelis Redmi 13 pranašumas yra zoomas. 3 kart padidinus, vaizdas gan ryškus, aiškus, o ant Redmi 9 šiek tiek išplaukęs. Bet nėra ko norėti, telefonui labai daug metų, tai čia jau viskas pasėdė. Bet, yra kaip yra, tiesiog aš 9 neberadau, šitas, kaip matot, prigesinėja, bet esmė yra, akivaizdu, kad fuflo. Klausyk, tave į konteinerį, į šiukšlių konteinerį paėmė už kojų ir įkišai.